5 sunkiausios pamokos mokykloje. 5 vieta – biologija. Toje pamokoje mes buvome visi A lygių nelaikantys egzaminą. Kitaip tariant, tai buvo class for dummies. Kraujas per labės bandomuosius, alpstu ir nieko neatsimenu. 4 vieta – fizika. Vis dar nežinau, kas tai yra, tai skipinam šitą. 3 vieta – chemija. Aš anksčiau turėjau labai prastą mokytoją. Tuo metu man padėjo tėvai, kurie turėjo išmokti tą medžiagą, aiškinti man, kad aš suprasčiau, gan žiauru jo. Ir vis tiek, pirmus 2 kontrolinius gavau 4. 2 vieta – panelė matematika. Matematika ir tikslieji mokslai man niekad nesisekė gerai. Man labiau sekėsi menai ir kalbos. Ir vis tiek aš tą matematiką mokiausi, kaliau ėjau pas korepetitorių, nes buvau pirmūnė, bet per kontrolinius padarydavau žiauriai žioplų klaidų. Ir vietoj to, kad daugybę pinigų būčiau išmetusi korepetitoriui iš matematikos, vis tiek gavau nelabai aukštą pažymį, bet išlaikiau. Aš jau geriau tos pinigus būčiau panaudojus programėlį, kur ir sutaupyčiau ir man būtų uždaviniai paaiškinami žingsnis po žingsnio, ko man labiausiai ir trūko. Noriu sužinoti top 1, follow ir pakomentuok, kokios tau yra sunkiausios pamokos.